2021 metų Grand Cherokee parsiduoda draudimo įmonės spalio sausio 12 bus aukcionas. Pažeidimas yra labai nedidelis, iš tikrųjų galiu iš karto nueiti ten pasižiūrėti. Iš išorės kėbulas atrodo labai švarus, labai gražus, o gavęs grinai per ratą ar užvažiavęs kažkur tai bus važiuoklės pažeidimas. Bet kėbulas visas yra sveikas, bamperis yra pažymėtas, bet aš nematau čia pažeidimo jokio. Galas, kaip matot, irgi tvarkingas, limited versija, 4 varantis, 3.6 varikliukas. Matot, viskas atrodo iš kėbulo pusės gerai. Kėbulas nedužtas, tik vienas ratas yra dešinės galinės pusės. Jau važiuoklė bus pažeista, bet turi juodą saloną, gražią medžio apdailą. Jinai kūrėsi ir važiuoja. Salonas labai tvarkingas. Visur televizoriai jau stovi, šviesios lubos, didelė panorama. Yra vienoj pusėje, mato, dešinės pusės lubų pagalvė šovusi ir vienoj pusėje keleivio pagalvė sėdynės iššovus. Alpine turi aparatūrą garso. Galim pabandyti užsivesti, pasižiūrėti, kaip dirba variklis. Variklis dirba gerai, panelė sveika. Taip, šildomos sėdynės, šildomas vairas, varikliukas dirba labai gražiai, nejaučiu ir negirdžiu jokių pašalinių garsų. Tik tai, kad bardakas mašinai. Taip, kas dar čia yra? Vairas tvarkingas, nesuplėšytas, šitoj pusėje durys irgi tvarkingos. Taip, jis yra 6vietis, tai irgi labai patogu iš tikrųjų, kas turi vaikų, tai vaikai gali varinėti pirmin atgal. Sėdynės, galinė klima yra, USB jungčių daug, tai irgi patogus variantas. Einam pasižiūrėti galą, į bagažinę atidarysim. Kilimėliai, ir čia sukrauti. Viskas tvarkoja. Čia užsidarė pas mus šonė. Čia aš jums kažko daug neparodysiu, nes matot, čia nelabai prieisi, žinokit. Sunku kažką tai matyti, čia reikia kelti ir žiūrėti.